žodžiu, sveiki visi. Dabar pradėjau daryti jau moliūgų sriubą. Iš tikrųjų sergu, šiandien nebuvau Traberto irgi nevarysiu darbą, nes, žodžiu, sergu. Bet vis tiek galvojau, reikia pagaliau užvirti tą sriubą, nes nusipirkom 2 moliūgus. Tiksliau, aš nupirkau 2 moliūgus, nufilmavau iš jums praeitam video parodžiau. Tai vienas naudojau dabar. Pažiūrėkit, kiek daug iš tikrųjų čia didelis puodas yra ir kiek daug gavosi man to moliuko. Tai aš jį tiesiog supjausčiau su oda, jau kaip ir sakiau, kad galima naudoti odą. Ir ką aš čia dabar dėjau, čia iš tikrųjų nieko daug nėra, tik tai moliukas pats. Tokia paprika, čia pusė aš jos tik taip jau žinokit, nes labai jinai yra žiauriai aštri ir aš dėsiu ant viršaus tiesiog kaip dekoracija. Ir viskas, druska, va šitie visi prieskoniai ir druska šiek tiek. Tai dabar pilu vandenį, nekreipkite dėmesio, Bela eina iš proto, nes kažkokį šunį ar kažką užjautė lauke. Žodžiu, pilam vandenį, tik tai, kad apsemtų. Visiškai suminkštės ir išvirs. Supuriuosiu viską, žodžiu, viską sutrinsiu su tokiu specialiu daikčiuku, įpilsiu grietinėlę šiek tiek ir mes valgysim štai su šitu aliejum. Turim pilno grūdo speltos duonos, susipjaustysim, pasitostinsim ir turėtų žiauriai skanu būti. Tai va. Štai pažiūrėkit, kaip gausi sriuba. Jau pyliau grietinėlės. Jinai aišku tokia tirštoka gausi, netgi ir su grietinėlė. Ir jinai atrodo daug geltonesnė, iš tikrųjų jinai yra tamsesnė. Per telefoną kažkaip, nežinau dėl ko, bet neperduota to geltonumo. Oranžinė iš tikrųjų spalva yra. Na žodžiu, tai dėsiu dabar viską gražiai dekoruosiu, paruošiu ir parodysiu paskui, kai atrodo galutinis rezultatas. Na štai kaip atrodo, šį kartą iš tikrųjų galiu pasakyti nelabai, ta duona nelabai gražiai atrodo, tiesiog reikia duonos. Pažiūrėkit, kaip gražiai viskas atrodo. Žodžiu, aš dabar čia atvažiavau su Bela. Pažiūrėkit, ten mano mašiniukas stovi. Iš tikrųjų tai neplanavau aš kažkur tai šiandien važiuoti, nes vis dar esu kaip ir serganti. Pažiūrėkit, kaip neįduodasi. Žodžiu, mano draugas nuvežė mūsų mašiną pataisyti, sutvarkyti ir jisai iš pradžių važiavo su paspirtuku atgal, kai nuvežė mašiną sutvarkyti ir paskui pasiėmė mūsų mašiną, šitą elektrinę, kad galėtų savo mašiną apsimti, nes labai šaltai jam buvo su paspirtuku važiuoti. Tai vien žodžiu, jis paliko mūsų mašiną čia kitom miesto gale ir šiandien mes sugalvojom pasimti mašiną, šitą mašiniuką mūsų elektrinę mašinytę. Ir aš turėjau važiuoti kartu, nors aš šiandien sergu iš tikrųjų dar. Bet kaip tik suderinau viską ir atvariau su Bela, nes čia pakeliui namo, dabar man pakeliui namo. Labai faina vieta tokia yra, kur aš su Bela galiu šiek tiek pasivaikščioti ir jai duoti pasilakstyti. Ir jūs tik pažiūrėkit, kaip čia atrodo, ta prasme čia. Ir mano batai, beje, aš sudėjau vėl savo tos baisiuosius batus. Jie yra visiškai slapi, žinokit, man reikia vėl naujų batų. Bela, kom. Come here, come. Bela, come. Blemba, mašina. Mašina važiuoja. Dvi mašinos. Reikia čia biški saugotis. Nes čia tokia gatvelė yra, net nesikėjau, kad čia tiek bus daug mašinų kažkaip. Žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, mano batai yra visiškai šlapi. Visiškai. Ir mano kojinės yra šlapios ir man labai mane nervuoja. Ir aš ieškau vėl internete, Amazon ieškojau iš tikrųjų batų. Nekreipti dėmesio dabar kaip aš atrodau, nes jaučiu atrodau nekaip dėl to, kad ir jaučiuosi dar nekaip. Esu vis dar serganti, tai... O, vėl blemba, tai šioje didelė mašina. Kom, Bela? Ir man kažkaip nešioja mane į šonus biški dar. Tiesą sakant, net nežinau, kas čia yra per liga. Aš net nežinau, kas čia yra ir kas man yra, bet aš, galima sakyti, nuo pirmadienio jaučiuosi blogai ir labai keistai. Tai man kažkodėl yra įtarimas, kad man čia yra korona, nes korona yra biški kitaip. Man atrodo, kad korona šiek tiek skiriasi nuo kitų ligų, nuo gripo ar ten nuo peršalimo normalaus paprasto. Nes, žinokit, jaučiuosi tikrai keistai labai. Tai, žodžiu, tokia visa kaip apsvaigus, aš nesuprantu iš tikrųjų. Miegojau dabar paskutiniam dienom iki 11:30 net, kai kuriom dienom.
trečiadienį išmagau iki 11:30, įsivaizduojat, ir gulėjau visą dieną lovai, ta prasme, trečiadienis man buvo baisiausia diena, nes aš negalėjau net atsikelt. Vakar buvo šiek tiek geriau, vakar išviriau tą sriubą moliūgų, bet ir taip pramegau iki 11 maždaug, šiandien vėl. Iki pusė 11. Žodžiu, kažkaip man miego gal trūkumas buvo. Kojas mano visas šlapias ir iš tikrųjų nėra gerai. Sakau, ieškau dabar batų, kur neprašlaptų, kur normaliai atrodytų. Tai žiūrėsim, gal surasti kažką tai normalaus. Čia ilgai nebūsiu. O rytoj beje... Pažiūrėkit, kur aš atsiradau. Rytoj beje noriu važiuoti su draugu jau į prekybos centrą, nes aš tik tai iki šiandienos esu kaip ir sergant, aš esu sergu oficialiai iki šiandien ir aš jaučiuosi šiek tiek geriau, bet ką jinai tenais pamatė? Aš net nežinau, kur aš čia atsiradau, galiu pasakyti, sakant. Jaučiu, einu tiesiai į mišką dabar. Ir aš norėjau dabar rodyti, ką aš iš likusio moliūgo noriu padaryti. Iš tikrųjų, dar turiu šiek tiek moliūgo, pažiūrėkit, štai tokį gabaliuką. Ir štai tokį, čia yra pusė moliūgo. Nežinau, ką su juo daryti iš tikrųjų. Savaitgalį kažką sugalvosiu, gal padarysiu moliūgų pyragą, iškepsiu, nes iš moliūgų galima labai fainai pyragą iškepti. Bet dabar darysiu tiesiog makaronus su moliūgo padažu. Tai čia įsidėjau dabar moliūgo gabaliukų supjauštus, pomidorų ir tą karvės pieno sūrį baltą. Ir šiek tiek prieskonių. Šiaip kiti deda svagūną, deda česnaką į vidų, bet aš nenoriu, aš nepatinka man jis. Šiaip svagūnas gali visai nieko, bet aš svagūno taip ar taip neturiu namuose dabar. Tai užteks ir tiek, ir dabar dėsiu viską į orkaitę, šiek tiek, žodžiu, kepsiu tol, kol viskas suminkštės ir tada reikės viską sutrinti. Išvirsiu makaronus, viską pasiruošus, tik reikia makaronus išvirti. Ir šiek tiek aliejaus pamiršau apipurkšti. Aš turiu štai tokį, mes įpylę čia savo aliejaus mėgstamo. Tai šiek tiek aliejaus apipurkšti. Ir į orkaitę. Ir žiūrėsim, kaip atrodys. Aš tikiuosi, kad bus skanu ir kad visi valgys. Žodžiu, paruošiau viską ir pažiūrėkit, kaip kokie kreminiai makaronai gausi, iš tikrųjų tai labai fainai atrodo, tik tai tiek, kad trūksta baziliko kokio dar ant viršaus, mes neturim dabar baziliko, bet atrodo tai tikrai labai labai gražiai. Žiūrėsim, ar skanu. Ja, nicht so ganz. Aber bisschen. Žodžiu, mes dabar atvažiavom į tokį prekybos centrą. Aš jums nieko nenufilmavau, kaip aš atrodau, nenufilmavau savo outfito, bet parodysiu šiek tiek, kaip čia atrodo. Dabar sėdime mes tokioj kepiklėliai ir aš užsakiau čianais espresso su išlydytų šokoladu ir cinamonu. Tikėjausi, kad kitaip atrodys, bet yra kaip yra, reikės paskui kažkur tai dar užsakyti kavos normalios. Mano draugas sakė štai ką ir aš sakiau dar čia salotų, tai žiūrėsim kaip tos salotos, ar man patiks. Jo, nežinau kaip atrodo, iš tikrųjų jaučiuosi dar šiek tiek apsirgusi. Tai mes čia pavalgysim, išgersim kavos ir varysim, pasivaikščiosim, pasišoktinsim biškį. Ir aš jaučiu kažkur kitur dar pasiimsiu kavos, nes aš tikėjausi, kad šita kava šiek tiek kitaip atrodys. Bet ką padarysim. Tai kaip jums salotėlės didumo, aš nežinau, kaip man reikės jas valgyti. Salotas atrodo žiūri gerai, kava šiek tiek buvau nusivylus, kava iš tikrųjų labai labai skani buvo, bet jūs man pasakyti, kaip galima už tokį mažą puodelį 4,90 € sumokėti. Bet aš įsijaučiu į McDonald's, tenais užsakysiu dar kavos ir dabar reikia man suvalgyti kažkaip tas salotas, tai jaučiu su draugu dalinsimės per pusę, nes aš jaučiu vieną niekaip nesuvalgysiu, bet atrodo žiauriai skaniai. Tai žodžiu, ką aš norėjau jums parodyti, pas mus yra Mülleri, čia tokiam prekybos centrelyje, kur visokie dalykai čia yra, čia nuo įvairiausių sąsiuvinių iki vonios, visokių priežiūros priemonių, iki plaukų priežiūros priemonių, žodžiu. Ir čia stovi toks, žodžiu, nežinau kaip čia vadinasi,
dalykėlis su įvairiausiom rudeniškom priemonėm, būtent iš jų parduotuvės, čia būtent jų parduotuvės yra dalykėlis. Ir pasižiūrėkit, kokį fainą dalykų. Čia, pavyzdžiui, plaukų tie sagtukai, tada yra šilkinė kepurėlė miegojimui, paskui, kas čia plaukams, man atrodo, čia šitas. Dabar uždengiau blemba su kava. Ir pažiūrėkit, kokį fainą dalykų čia pat. Paskui čia yra va tokie faini šepečiai su blizgučiais. Nu, žodžiu, labai labai fainai padaryta. Ir čia paskui yra visokios plaukų kaukės, pumpkin spice, viskas parašytas pumpkin spice, nu kaip miela, aš negaliu. Bet šitas, man atrodo, yra žiauriai mažas, pas mus yra didesnis mūsų mieste, mes esame čia kitame mieste. Tai mūsų yra šiek tiek didesnis ir daugiau pasirinkimo, bet pažiūrėkit, serumas net yra. Veidui ir kaukė. Žiauriai fainai. Tai aš labai norėjau pamatyti, kokios priemonės čia yra ir pas mus pasižiūrėti dar mieste paskui. Gal bus didesnis pasirinkimas. Mes atėjome į TK Maxxą, jau kaip matote. Ir pažiūrėkit, kokių mielų dalykų yra. Da gibt es Stiefel mit Gruselgesichtern dran und eine Vampirgrab. Pažiūrėkit, kokių fainų lėlyčių, bet jos labai brangios. Šita 17 eurų. Žodžiu, aišku, mes čia tokių helovinių dalykų nepirsim, bet aš ieškau vienos stiklinės, tokios rudeninės labiau, nei helovininės. Pažiūrėkit, kaip puodai, bet kokie sunkus. Čia stikliniai puodai. Oh, das ist süß. Aber wo sind die coole Gläser so? Es gibt so, wirklich so... Ja. Aš ieškau tokios stiklinės, bet aš nerandu. Nu, žodžiu, dabar daug čia nefilmuosiu. Pilna žmonių beje. Paskui prisijungsiu dar. Pažiūrėkit, kas domitės knygom. Pažiūrėkit, kaip atrodo šita knyga. Ta prasme. Čia yra tikra knyga. Aš galvoju, iš pradžių čia yra dėžutė. Bet pažiūrėkit. Wow. Bet angliškai viskas parašyta. Fainai. Čia irgi dar tokia knyga. Ir čia irgi su sidabriniu tokiu kraštu, žodžiu. Aš dabar ieškau, kur man įdėti mano sūnaus dovaną į kokią dėžutę ar kažką ir aš galvoju, kaip nors suderinti gal su Helovynu, nes jo gimtadienis. Jo gimtadienis iš tikrųjų kitą savaitę yra ir mes jau nupirkom jam dovaną ir aš galvoju, kur ją įdėti, supakuoti, ar į maišelį, ar į dėžutę. Šiaip man maišeliai nepatinka. Žodžiu, dabar ieškom, žiūrim. Wow. Kas čia per knyga? Čia viskas yra angliškai beje. Šitos knygos. Man atrodo, visas jos yra angliškai. O, wow. Tai čia irgi angliškai. Guck mal, wie krass das eigentlich aussieht, Erhan. Aber ich brauche einen Box für Matas. Oder sollen wir eine Tüte einfach nehmen? Nein, aber ich mag keine Tüte. Pažiūrėkit, kokius batus radau. Pažiūrėkit. Čia yra 35 eurų kainuoja ir 37 išmera. Ką galvojat, pirkti ar ne? Ir dar yra tokie, bet čia yra 38 išmera, bet man labai patinka, kaip atrodo jie. Bet aš nežinau, man jie nelabai gražiai atrodo iš tikrųjų ant kojos. Nežinau, ką daryti. Echt? Ja, guck mal. Das ist die Cola. hat eine Flasche weggemacht und jetzt die zweite auch. Oh mein Gott.
Pažiūrėkit, koks fainas kavos padelis, man labai patinka tokie. Jau beveik išgėrėm kavą, atėjom dabar su lauku į lauką šiek tiek pasivaikščioti, nes mano draugas negauna oro tam prekybės centre. Ir beje, buvau New York'e ir nieko neradau tenais. Tenais yra man kažkaip katastrofa, kažkokia katastrofa. Nes labai daug žmonių, prigrūsta tų drabužių ir nieko gero neradau visai. Kelnės per didelės visos man, 32 išmeros kelnės per ilgos, per didelės, per liemenę, nu, žodžiu. Nieko gero, dabar pasėdim čia tokia vieteliai fainai. Čia ant tokių, va, laukia visai nešalta. Ir eisim paskui toliau, į H&M jaučiu, ar eisim. Aš čia pasiėmiau porą daiktų pasimatuot, čia rudų žodžių. Ir labai smirda iš lauko, iš to prekybos centro svagūnais ar kažkokiais čia sakės. Ir pažiūrėkit, pasakykit man dabar, ar tikrai vėl marškiniai ateina į madą, ta prasme. Nes pilna visur vėl tų marškinių visokių. Pažiūrėkit, ką mes valgom. Man žiauriai skanu čia yra. Kaip jums dabar parodyti, kaip čia viskas atrodo. Žodžiu, toks restoranėlis, čia yra bulvytės, vištienos tokie apkepti gabaliukai. Žiauriai skaniai atrodo ir žiauriai skanu ir aš esu žiauriai alkana. Beje, kai ką nusipirkau iš H&M-o, tai pažiūrėsiu, kada aš jums galėsiu parodyti, nes kai grįšim namo turėsiu ruoštis ir varysiu šiandien turbūt sportuoti. Žodžiu. Aš dabar esu pakeliui pas savo draugę, tiksliau, jau norėjau dabar lipti mašiną. Ir beje, neparodžiau aš jums savo outfito šiandienos. Aš apsirengus naują savo megztinius dėjus rudą vakar, kur pirkau iš H&M-o, savo striukę iš C&A, tokias parduotuvės. Paskui blemba apsinešus kokį kamerą, eik tu savo. Tada vakelnes naujas iš H&M-o, tokias kostiuminės rudas. Tai žodžiu, dabar sėdžiu mašinoje jau apie daugiau nei 10 minučių. Ilgai aš nenoriu irgi laukti, nes aš šiandien nenoriu ilgai tenais tamės užsibūti, dėl to, kad man rytoj vėl darbą. Po beveik savaitės laiko sirgimo aš nebuvau darbe ir aš galvoju šiandien dar gal varyti į sporto salę. Bet jeigu mes per ilgai su jau užsibūsim, tai man tada neišeis į sporto salę nuvaryti, nes aš dar norėčiau iš tikrųjų kažką tai valgyti pasidaryti rytoj pietums ir panašiai. Net nežinau, ar šiandien gerai atrodau, kažkaip man, žodžiu. Žiūrėsim, kaip mes ten su Mota mašinytė nuvažiuosim kito miesto ir dar plus reikės ten kažkur tai prisiparkuoti, ieškoti parkavimo vietos kažkokios, tai kad nenutemptų mašinos ir aš nenoriu tenais po miestą važinėti ir ieškoti parkavimo vietos, nes tenais 100% šiandien nerasiu. Tai žiūrėsim, ką įmanoma. Žodžiu, tai sveiki visi. Iš tikrųjų, tik grįžau iš miesto, su draugė buvau susitikus. Ir kai ką nusipirkau, jau kaip matote, štai šį daikčiuką. Čia, žinokit, kaip skauda, jūs neįsivaizduojat, ką aš norėjau pasakyti. Aš buvau mieste, buvau apsirengus štai taip, su šitais džinsais. Dabar čia aš be kojinių, nes nusiėmiau batus ir kojinės nusiėmiau ir buvau sudėjus štai šitą tokį, žodžiu, bliuską, ilgom rankom, paprasta basic. Ir savo tos būcus Dr. Martens, ar kaip čia vadinasi, aš nežinau, ar aš teisingai ištariu, bet, žodžiu, mano tie batai mane pastoviai, žinokit, kai mane nervuoja, man atrodo, kad visi turi problemų su tais batais. O aš dar plus turiu nusipirkus tuos batus ant žiauriai didelių platformų, kurie yra labai sunkus ir jie man nutrina visas kojas. Man viskas atsilupę dabar tenais yra ir jūs net įsivaizduojat, kai man sunku dabar buvo užlipti laiptais iš savo garažo, užlipti dabar laiptais iki namų.
Tai jūs net neįsivaizduojate. Tai beje, man skauda pilvą, mes buvom su draugė valgyti, suvalgėm sušių ir, žinokit, man ten, kur mes valgėm, mes iš tikrųjų ne vieną kartą valgėm ir su draugu aš ten buvau nuvažiavus pavalgyti, tai niekada man neskaudėjo pilvą, bet šį kartą man skaudėti pilvą pradėjo, tai aš biškai bijau. Aš pasitikiu to restoranu ir bent jau iki dabar neturėjau niekada problemų ir jie yra tikrai tenais yra geras restoranas. Bet ką aš nusipirkau iš Tikimekso, pažiūrėkit. Nusipirkau štai šį dalykėlį. Per veidrodį gal geriau parodysiu. Žinokit, labai jau seniai norėjau iš tikrųjų štai tokio bliuzono. Tiksliau, čia tokia kaip striukė netgi yra, galiu pasakyti. Labai seniai norėjau ir man labai patiko šitą spalvą. Būtent buvo įvairių spalvų, buvo toks visai margas, toks šviesiai rudas su tamsiai rudu. Pasidarysiu kavos, įsiplausiu galvą. Ir su draugė varysim šiandien sportuoti į sporto salę, kažkas. Negaliu, žinokit, daugiau negaliu kalbėti. Bibi. O Bibi. Gerai, viskas, varau pasidarysiu kavos. Ir kažkaip tai reikia ruoštis, nes varysiu sportuoti dar šiandien. Mano plaukai. Belia. O Beliu. Kaip jums orelis. Žodžiu, aš dabar kavos pasiėmiau ir atvariau su Belai laukus. Vėjas belenkokio dydžio, belenkokio stiprumo. Gerai, kad aš šiltos kavos bent turiu, bet pažiūrėkit, kaip aš atrodau. Mano batai, treningai. Nežinau, žodžius nelabai noriu savęs iš tikrųjų rodyti, bet beje, pažiūrėkit, pasidėjau savo naują tą bliuzoną, tiksliau tą kaip ir striukę tokią. Čia Belos pavadėlį užsimečiau. Ir aš nežinau, jūs matot, bet pas mane čia yra toks keistas dalykas pasidaręs, ko iš tikrųjų neturėtų būti, nes aš turėjau akių operaciją prieš kokius 6 metus ir ta akių operacija iš tikrųjų turėtų daug ilgiau laikyti. Pas mane buvo tiesiog čia per daug riebalinio sluoksnio po akim ir atrodė akis visą laiką kaip užpatinusios, nors iš tikrųjų jos nebūdavo patinusios, bet tiesiog tas riebalinis sluoksnis buvo per didelis ir man jį išoperavo ir mano akis atrodo žiauriai gerai ir dabar prieš kokius metus maždaug atsirado toks dalykėlis ir šita akis iš tikrųjų buvo visą laiką problematinė pas mane. Tai man labai keista iš tikrųjų, dėl ko tik tai 6 metus išsilaikė, bet čia priklauso, man atrodo, nuo labai daug faktorių, nuo labai daug visokių dalykų. Tai, nežinau, aš šiaip dar galvoju netgi daryti tokį kaip ir veido patempimą, bet tai nėra toks veido patempimas, kaip jūs dabar galvojat, tai be jokios operacijos, be narkozės, tai tiesiog su specialiu lazeriu tai daroma ir aš visai norėčiau iš tikrųjų šitą dalyką pasidaryti, bet kainuoja 2000 maždaug eurų, tai reikės taupytis pinigus, nes aš labai noriu šitą dalyką pasidaryti, nes mane labai nervuoja, kad pas mane čia atsiranda tokie keisti dalykai po akim. Tai žodžiu. Tokie reikaliukai. Orelis tai tikrai nekoks dabar lyja, beje, dar netgi lietus, mes dabar su Bela čia pasislėpiam po medžiais, tai nelabai jaučiam. Bet nežinau, kaip man reikės iki mašinas nueiti. Žodžiu. Šiandien yra beje sekmadienis ir šiandien nieko visiškai nesusiplanausiu, skyrus vakare į sporto salę, bet čia jau yra mano kasdienybė, tai nieko čia nėra naujo. Tai žodžiu, dabar baigiu filmuoti. Tai žodžiu, dabar sugalvojau išsikepti tokių blynų, net nežinau. Čia žodžiu iš ChatGPT receptą paprašiau ChatGPT, kad man sukurtų tokį receptą
blynams su obuoliais, nes aš turiu obuolių. Ir čia yra razinų viduj, čia yra riešutų viduj, čia yra obuoliai, 2 kiaušiniai, druska, kepimo milteliai, miltai, kas dar, cinamonas, muskato šiek tiek įpyliau. Nu, žodžiu, žiūrėsim, kaip čia gausis. Miltai labai yra stiprus, tokie vos neduoniniai, tai aš nežinau, kas gausis. Ir tešla gavosi per skista. Nu, bet nežinau, žiūrėsiu. Dabar kaitinu keptuvį, įpyliau šiek tiek aliejaus ir žiūrėsim, kas gausis. Ir žiūriu kažkokį tai siaubo filmą. Bet, žinokit, nežinau, ar aš jį toliau žiūrėsiu, nes jisai žiaurus. Čia nuo 18 metų beje jisai yra. Ne, man atrodo, aš jį nežiūrėsiu. Va tai va vadinasi. Ai, čia serialas, o ne filmas. Bet žinokit, jisai yra nesilpnų nervų žmonėm. Aš net nežinau, ar aš dabar labai noriu žiūrėti tokį filmą. Bet aš tiesiog neturiu ką jau žiūrėti. Žinokit, net neįsivaizduoju, ką aš dar galėčiau čia žiūrėti. Net nežinau. Gal šitą, kas čia yra, šis čia filmas kažkoks. Nu, reikės pasižiūrėti, gal kažką tai susirasiu. Einu dabar kepti. Tai aš dabar įsijungiau kažkokį juokingą serialą ar filmą, ar ką žinau, čia kas serialas, man atrodo, jo serialą. Ir įsikepiau dabar tuos blynus. Beje, ten yra dar ir riešutų viduj. Štai kaip atrodo. Tikrai nemažai gavosi. Ir beje, tenais yra visiškai jokio cukraus nėra ir jokių saldiklių, nieko absoliučiai. Saldaus, tai aš jaučiu jos pasigardinsiu arba su šitu karamelės. Nu, čia aišku daug labai yra cukraus viduj, bet nežinau, man kažkaip norisi tos karamelės, tai jaučiu su karamelės padažu pasigardinsiu jos. Žodžiu, dabar žiūriu tokios youtuberės video. Palaukit, atsuksiu biškį. Noriu kai ką jums parodyti, kas mane labai labai nustebino iš tikrųjų. Pažiūrėkit. Ta prasme, jūs turbūt žinot, kas Lietuvoje gyvenat. Bet pažiūrėkit. Tai žodžiu, aš dabar pradėjau valgyti čia savo tos blynus, žinok, labai skanu. Aišku, daug karamelės, bet nubėgo ta visa karamelė, tai beveik be karamelės tokį gabaliuką paragavau. Arbatėlė mano. Nekreipkite dėmesio, būk žmonės, nekreipkite dėmesio, kaip aš atrodau, bet dabar dėl tų bananų, čia kur parodžiau tik Army, man atrodo, sakė parduotuviai, kaip fainai, ta prasme, kad skatina vaikus valgyti vaisius, tiesiog dovanodami vaikams iki 5 metų tos bananus. Ta prasme, tu gali ateiti į parduotuvę ir pasimti nemokamai bananą, jeigu tavo vaikui yra iki 5 metų. Man tai čia yra žiauriai fainai, kaip skatina mažus vaikus valgyti vaisius. Ta prasme, nežinau, aš čia Vokietijai tokių dalykų nemačiau. Gyvenu Vokietijai jau beveik 14 metų ir į Lietuvą atvažiuoju karts nuo karto atostogų. Ir nelabai aš iš tikrųjų susigaudau ir matau visokius dalykus, kas man iš tikrųjų visai domintų. Gal jūs man galėtumėt kažką tai pakomentuoti, ko dar tokio panašaus yra Lietuvoje, ką aš tik dabar jums parodžiau, ta prasme, apie tos bananus, pavyzdžiui. Pakomentuokit man po video, ko dar yra faino Lietuvoje, ko, pavyzdžiui, jūs nežinote, kad, na, aišku, jeigu jūs gyvenate Lietuvoje ir negyvenate kitose šalyse, tai negalėsite dar šito pasakyti, bet, pavyzdžiui, tie, kurie gyvena Anglijoje ir vis grįžtate į Lietuvą, gal galite maždaug palyginti, ko yra Lietuvoje iš tokių įdomių dalykų, ko nėra, pavyzdžiui, Anglijoje, arba tie, kurie gyvenate Vokietijoje kaip ir aš, grįžtate dažniau negu aš į Lietuvą, arba tiesiog patys lietuviai kažką tai pakomentuokite po mano video, ko yra dar panašaus Lietuvoje, kad aš galėčiau galbūt netgi padaryti tokį video, būtent su jūsų pagalba, palyginimai, tiesiog palyginti Vokietiją ir Lietuvą. Labai būtų fainai, nes aš pati tiesiog, aš negaliu dėl to, kad aš iš tikrųjų gan retai grįžtu į Lietuvą. Kitais metais vėl važiuosime mes, bet kartais būna, kad iš vis nevažiuoju, pavyzdžiui,
neplanuoju važiuoti į Lietuvą ir būna taip, kad aš kas antrus, pavyzdžiui, metus važiuoju ir taip toliau. Tai pas mane taip dažnai nesigauna, kaip pas kitus kartais būna. Tai vat, jūsų pagalbos man reikia. Tai pakomentuokit būtinai ir arba tiesiog, jeigu nenorit komentuoti po video, tai galite man parašyti asmeniškai žinutę, kokią nors idėją, ką aš galėčiau palyginti su Vokietija, kokį dalyką įdomų, ko galvojate, kad nėra Vokietijoje, o yra Lietuvoje. Tai parašyti man tiesiog privačiai galite parašyti Instagramą žinutę. Tai vat. Ačiū iš anksto ir žiūriu toliau tą video ir valgau savo blynelius.